Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai kada? Birželio 29. Ir, na, dabar aš esu Varšuvoje, Lenkijoje. Na, atsiprašau, aš negaliu rasti tinkamos vietos. Ir... Ojej. Na, aš tik dabar sugrįžau iš Poznanės. Atsiprašau, kad mano kambaryje dabar netvarkytas, nes aš tik dabar, prieš valandą atvykau į šiandienį butą, netoli Varšuvos centro. Ir turėjau dušą turėjau. Na, dėl to mano kambarys dabar nėra tvarkytas. Ir dabar kada? Na, dabar 9 valanda nakties, vakaro arba nakties, nežinau, nes yra netamsu. Na, ir jau galų gale, aš tik atvykau į Lenkiją net vakar. Na, bet jau rytoj vyksiu į Lietuvą. Na, aš turiu autobusą į Kauną. Kada? Dienos metu, po 12 valandos. Ir todėl galbūt būsiu Kaune jau 6 arba 7 valandą vakaro arba nakties. Jo. Na, ir jau turiu keletą planų, ką ten darysiu. Na, pirmiausiai, Kaune būsiu. Oi, kurde. Na, truputį triukšminga čia. Ir... Na, kaip sakyti, pamiršau žodžio. Apsistosiu Kaune iki kada? Liepos 3 dienos. Bet, kai būsiu, aš tik apsistosiu Kaune. Dienos metu kažkur keliausiu nuo Kauno. Galbūt Jurbarkas arba kur nors tam, aplink Jurbarką. Na, ir po to, dar tai nėra patvirtintas planas, bet, galvojau, po to tuoj vyksti į Vilnių, bet supratau viešbučio kainą ir sužinojau, kad bus labai brangu. Nelabai, bet brangu. Tai galbūt dėl to, kad būsiu dainų šventė, tai daug žmonių galbūt iš kitų vietų atvyksta į Vilnių ir dėl to nakvynės namų vietų kainos išaugo. Tai... bet aš noriu būti dainų šventėje, todėl, iki 6 dienos atvykstu į Vilnių, bet iki to laiko ketinu vykti galbūt Alytų. Aš iš tikrųjų dar niekada nesu tam buvęs Alytuje. Nors yra šiek tiek žinomas miestas, ar ne? Daug žmonių važiuoja, ne? Netoli Kauno. Bet tai Dzūkija. Dzūkijos regione, galbūt kiek prisimenu. Niekada nesu buvęs, nors labai daug miestelių, mažesnių miestelių, kaimų buvau, bet tik Alytuje dar niekada nesu buvęs. Tai, galų gale,
ten atvykstu. Na, ir ką. Jo, man netrukus reikės todėl nusipirkti bilietą į Alytų. Kur čia? Nėra vietų kamerai. Ir aš tik dabar reikia eiti pirkti maistą, nes dar neturiu. Na, bet čia netoli yra parduotuvė, todėl labai gera vieta. O šiandien ir vakar, vakar anksti ryte atskridau į Varšuvą ir po to tuoj važiavau į Poznaną, vakarų Lenkijoje traukiniu. Tai truko daugiau nei, maždaug 3 valandas. Truputį toli, bet man patinka Poznanė ir, kažkada aš ten gyvenau ir paprastai norėjau keliauti traukiniu. Ir jo, ten važiavau ir šiandien, ten apsistojau vieną naktį ir šiandien truputį pasivaikščiojau po miestą Poznaną ir jo, po 3 valandos aš turėjau autobusą į Varšuvą ir tik po 3 valandų atvykau į Varšuvą ir dabar esu. Truputį vėlavo autobusas, bet tik 20 minučių. Ir jo, šiandien ką darysiu? Pirmiausia, man reikia nusipirkti maistą ir po to jo, aš dabar plaunu savo drabužius ir man reikia džiovinti, bet čia nėra džiovintuvas, todėl galbūt kur nors eisiu džiovinti. Man reikia džiovinti šiandien iki rytojaus, nes jau rytoj man reikia išvykti, tai mano drabužiai turi būti džiovinti. Tai man reikia kur nors džiovinti savo drabužius. Nors dabar tai jau po 9 valandos. Dar diena tęsiasi. Bet šiandien nežinau, man nebūtinai miegoti, nes rytoj autobuse galėsiu miegoti 7 valandas arba daugiau. Tai nėra problemų. Ir iš tikrųjų, kol kas aš galiu kasdien pakankamai miegoti, nors kasdien keliauju. Tai man, kai skridau į Varšuvą iš Japonijos, man pavyko miegoti lėktuve. Todėl tai buvo labai gera pradžia. Ir rytoj, ir šiandien, vakaru iki šiandienio ryto man pavyko miegoti irgi. Ir jo, truputį pavargęs, bet nelabai. Jo, ir man reikia redaguoti video, jo, ir įkelti. Aš tikiuosi, kad man pavyks įkelti video šiandieną naktį. Taip tikiuosi. Iki to, po įkelimo video galbūt eisiu miegoti šiandien. Gerai. Jau kiek minučių kalbėjau, beveik 10 minučių, todėl
jau pakankamai galbūt šiandien. Na, rytoj vyksiu į Lietuvą. Na, pirmiausiai iki Liepos 7 dienos, tai būtinai aš būsiu Lietuvoje, o po to iš tikrųjų dar nežinau. Na, pradžioje aš sakiau, kad na 3 savaitės būsiu Lietuvoje iš eilės, bet galbūt galimybė, kad tai nebus iš eilės, nes aš dar ketinu keliauti po Ukrainą. Na, Ukraina, na, galbūt savaitę arba 2 norėčiau būti. Tada, bet, na, aš pradžioje ketinau planavau keliauti Ukrainą na, rugpjūčio mėnesio pradžioje, bet tai tai truputį yra problema su susitikimu su na, mano viena draugų Ukrainoje. Na, man tada geriausiai Liepos mėnesį keliauti, bet tada bus sunki kelionė. Iš Lietuvos man reikia važiuoti į Ukrainą. Tiesioginio autobusu arba persėdimą, ar geriau turėti persėdimą Varšuvoje, tada galėsiu truputį turėti na pertrauką ir po to autobusu keliauti tuoj. Ojej, kur čia? Labai triukšminga kurva. Iš čia. Atsiprašau, kad labai taip kurde. Na ir jo. Kas čia yra? Pierdolę. No tak. I co? I ne, dabar aš kalbu lietuviškai, man reikia. Na, galvosiu apie tai kitą savaitę, ar Liepos mėnesį vyksiu į Ukrainą. Na, žinoma, jeigu būsiu Ukraina, tai sugrįžtu po savaitės arba 2, sugrįžtu į Lietuvą ir toliau tęsiu kelionę po Lietuvą, žinoma. Bent aš norėčiau 3 arba 4 savaitės būti Lietuvoje. Tai būtinai sugrįžtu ir ketinu kurti kurdę. Kas kurva yra? Na, jo, gerai, tada baigsiu video. Labai triukšminga. Aš jau išeinu iš kambario. Iki. Ir geros nakties. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!